Tai yra geriausias potyris turbūt tarp to viso lėkimo, skubėjimo, visiems sudėtinga sustoti. Tai čia, žinokit, yra geriausia sustojimo ir netgi meditacinio pobūdžio tokia stotelė. Ir dar tokia pirma mintis buvo, kai tik tai patyriau šitą kelionę. Nieko nenoriu išspoilinti, žinai, patys ateikit ir pamatysite, bet tokia didybė, antžemiškumas ir tas, kas buvo pradžioje paminėta apie meną, kuris yra per jausmą. Tai čia buvo to jausmo labai daug. Aš galėčiau pasakyti, kad pirmas momentas, kuomet sučiupo jausmas ir emocija, kad susigraudinau, buvo, aišku, besiskleidžiančios gėlės, nes labai ta tokia artima tematika. Visi mes matom ir girdim tai, kas mums yra aktualu, tai man tai visiškai susijęs su tuo moteriškumu, su savęs užgesinimu ir vėl per naujo, kad tiesiog išsiskleis ir visos mes gražios kaip gėlės. Aišku, aš dabar verkiu tokiame amžiuje ir kai laiminga, ir kai liūdna, ir kai jautru, tai tikrai tų emocijų buvo labai daug. Mano viena iš svajonių tai turėti supergalę, tai skristi. Tai čia, žinokit, patyriau tą skrydžio efektą. Labai geras jausmas, kai tu skrendi į debesį, nes kasgi nenori papulti į dangų. Tai aš manau, kad šita patirtis ir šita kelionė, jinai neturi kažkokios tai klasifikacijos arba grupės, kad tik tai skirta jaunimui arba vyresnio amžiaus žmonėms. Aš manau, kad tai yra visų pirma labai kokybiškas laiko praleidimas ir net rekomenduočiau visai šeimai tokį patirti nuotykį ir pabūti tuose antžemiškose, didingose paveiksluose.